Visi lietuviško futbolo mylėtojai, ką tik Tauragės stadione nuaidėjo paskutiniai AC/DC kultinio kūrinio prieš vieną. 3 prieš 2 yra tokia galimybė ir įkirtimas į kairį pusiau kraštą. Tiksliai pakeltas kamuolys, smūgis. Ir kamuolys. Martas Krasikov išmušė kamuolį. Netaip dabar tai ir svarbu. Čia situacija 2 prieš 2. Ir pereinamųjų fazių futbolas, tai vienus vartus, tai kitus vartus ir įdomu, kas mažiau turės žaidėjų prie savųjų vartų. Čia 4 prieš 3, 3 prieš 2, perdavimas į vartų aikštelę ir belieka užbaigti šią gražią kombinaciją įvarčio. Ir įvartis yra mušamas ir įvartį pasiekia Plungės Babrungo komanda. Ką turėtų daryti ir į kokią zoną įbėgti. Perdavimas ir smūgis! Tarsi iš niekur šis įvartis, bet ir vėl. Na, pažiūrėkite, kaip efektyviai yra žaidžiama ir kaip kamuolys nukeliauja į zoną priešais vartų aikštelėm. Šogo Tabata puša antrąjį įvartį. Kamuolio trinimo. O dabar galimybė Tauragės Taurui. Smūgis kairė koja ir kamuolys visai šalia vartų praskrieja. Klaida, kuri gali atnešti įvartį į rūbinę. Dar vienas geras perdavimas, o smūgis yra. Smūgis, tas sterilumas ir kamuolio kontrolė padėdavo išvengti didesnių bėdų gynyboje. Kuznecovo futbolas yra šiek tiek kitoks ir nukeliauja. 1 prieš 1, vėl laimėta dvikova. Ir kaip vėduokliai iš karto išsiskleidžia Babrungo puolimas. Arba individualiai, arba kolektyviškai su komandos draugais tarp linijų. Yra laisvas plotas, galima veržtis, kairė koja, smūgis. Į dešinį. O čia 2 prieš 1 ir yra galimybė. Rokačiaus perdavimas. Visiškai laisvas toje situacijoje. Oi, na buvo galima čia ir pačiam smūgiuoti. Bilinskas, ten dešiniojų kraštų viskas prasideda labai perspektyviai. Smūgis! Dar viena galimybė, na štai vienas smūgis. Atklydęs Tauragės Taurui už atkaklų žaidimą puolime. Na ir tokia kaina brangiai tenka sumokėti Babrungui. Dėl to, jog visiškai nustojo futbolą. Prisikloja prie savųjų vartų. Galimybė 3 prieš 2. Puikus šansas. Ir puikiai daugiau ką daryti. Ir viskas, daugiau laiko jau nebėra. Visiškai kitoks buvo Tauragės Tauras antrajame kėlinyje, visiškai kitoks buvo Plungės Babrungas. Ir mes matome, kiek daug iš tikrųjų intrigos yra.